Tai, kad jauni žmonės eksperimentuoja su psichoaktyviom medžiagom, vienareikšmiškai yra blogai, nes jaunas žmogus negali pilnai apimtimi įvertinti pasiekmių, kurios jam gali kilti dėl tokių eksperimentų. Per šią kadenciją mes labai daug sulaužėm iečių Seime, kalbėdami dėl kriminalizavimo projekto, bet man atrodo efektyvi prevencija, apsaugojimas jaunų žmonių nuo šitų eksperimentų turi labai daug dedamųjų. Pirma dedamoji yra jaunų žmonių užimtumas. Todėl mes partijai siūlym neformalų švietimo krepšelį didinti 3 kartus, nuo 20 iki 60 eurų per mėnesį, kad tėvai galėtų užgarantuoti bent 2-3 būrelių lankymą vaikui per savaitę, sudomindami jį alternatyviom veiklom, o ne šlaistymus į gatvį. Tada kitas dalykas, kurį labai svarbu suvokti, kad nebus jokios efektyvios psichoaktyvių medžiagų prevencijos, tol, kol tėvai nebus aktyviai įsitraukę į savo paauglių gyvenimą. Todėl, pavyzdžiui, pasiūlymą Laisvės partija teikia, kad suteikti papildomus mamadienius ir tėvams turintiems vaikų iki 16 metų, nes neužtenka, kad vaikas yra savarankiškas ir gali būti vienas namie, kol tėvai dirba. Jeigu tėvai neturi ryšio, reiškia, jie tada rizikuoja vaikai susidurti su psichoaktyvių medžiagų eksperimentais. Trečias dalykas. Vaikai susiduria su psichoaktyviom medžiagom ne todėl, kad iš gero gyvenimo. Žinote, kaip sako, bamba niežti, ne? Tai yra vienas požymis, kad kažkas yra blogai su psichologinė arba emocinė aplinka. Galbūt vaikas neturi ryšių bendruomeniai, galbūt neturi gero santykio su tėvais, mokyklai patiria patyčias. Todėl reikia skirti labai didelį dėmesį patyčių prevencijai ir jaunų žmonių psichologiniai ir emociniai geroviai. Ir paskutinis dalykas, taip kalbėjau, kad net užmiršau, yra pats dekriminalizavimas, ar ne? Valstiečių įvesta tvarka, kai mes tam taikom baudžiamą atsakomybę, jinai teisėsaugos resursus nukreipia į to, kuris turi persekiojimą. Problema yra neturėjimas, o problema yra tai, kad tos medžiagos laisvai cirkuliuoja rinkoje. Tai reiškia, mes turim nepersekioti ne pavienius asmenis, o užkardyti pasiūlą psichoaktyvių medžiagų ir kriminalizavimas neveikia, dekriminalizavimas duotų priešingą efektą. Ačiū.